Sveiki, aš esu Gijų klinikų gydytojas ortopedas traumatologas Linas Zaniauskas ir šiandien atsakysiu į populiariausius klausimus apie kelio sąnario keitimo operaciją su robotinės chirurgijos pagalba. Tikrai ne, operaciją atlieka chirurgas, tai yra tik įrankis, kuris padeda atlikti operaciją. Operacijos metu yra naudojama papildoma įranga, kurios metu yra sukuriamas paciento trimatis anatominis žemėlapis ir yra apskaičiuojami bei atliekami kauliniai pjūviai su robotinės rankenos pagalba. Robotinė sistema padeda mums realiu laiku matyti paciento anatomiją, įvertinti raiščių balansą ir numatyti operacijos išeitį. 1 milimetras neturi įtakos, tačiau kelio sąnario keitimo metu yra atliekama daugybė kaulinių pjūvių. Tada paklaida ir įtaka operacijos rezultatams gali tapti didelė. Taigi kiekvienas milimetras tampa svarbus. Galima tikėtis mažesnio ankstyvo ir vėlyvo pooperacinio skausmo. Pasirinkus tinkamą metodiką prireikia mažiau minkštųjų audinių balansavimo, tai yra tiesioginių jų pažeidimų. Ir intervencija tampa iš savęs mažesnė, kas leidžia mums pasiekti norimą rezultatą. Robotas gali būti suklaidinamas, jei pasirinkami netikslūs anatominiai orientyrai arba suvedami netinkami duomenys. Pacientas gali ir yra mobilizuojamas tą pačią operacijos dieną, kai tik baigėsi pasirinkta anestezija. Šita technologija gali būti netinkama pacientams, kuriems yra ypač išreikšta osteoporozė, kas lemtų lūžius dėl gidų įvedimo, bei pacientai, kurie turi metalo konstrukcijas, kurios taip pat riboja daviklių įvedimą. Individualizuotas implantų pozicionavimas, natūralios sąnario biomechanikos atstatymas bei mažesnė minkštų audinių pažaida.